Sveiki atvykę į naują video. Aš vis tiek, pamenat mūsų kur karvės, viską. Aš nebenoriu to žemėlapio kažkodėl. Tai šitą deletinam. Aišku, ten karvės turiu, bet ant karvę išleidau pinigų, tai aš Tai aš vis tiek niekada neįsprendžiu, kurį žemėlapį rinktis. Gerai, šį kartą pasirinksim šitą, nes niekada jo neėmam. Niekada. Tikiuosi. Bent geras, nes aš retai šitą žaidžiu. Aš žaidžiu kitokį. Šitas man labai patinka. Tai jo. Ir kodėl taip ilgai amžinai auna? 66. Siksi. 95. Ok. I don't take it. Iš karto pasidarysiu geresnės grafikas. Ai, jau ir taip geras. Gerai, tai iš karto parduodu traktorius. Nes aš nekenčiu iš tų traktorių. Nes jie blogi. Man tai jie blogi. Ir noriu nusipirkti bent geresnį traktorių. Jie turi labai mažai pinigų, o mano svajonių traktorius yra šitas daiktas, bet jis kainuoja 358, o aš neįperku. Aš noriu keiso, brandai keisai. Bro, kodėl šitie keisai tokie brangus, aš nesuprantu. Norėčiau turėti modus ant šito geimo. Būtų 100 kartų geriau. Palauk, kiek kainuoja šitas daiktas? 100. O kiek šitas daiktas brangus? Jesus Christ. Kažkaip ar... Ai, bambu. Žodžiu, keiso neįperku kaip visą laiką. Tai John Deere aš noriu, bet gero John Deere aš tuo pačiu irgi neįperku. Kodėl? Šitas iš viso ant tiek brangu. Čia New Hollandas, kodėl jis toks brangus? Fenda arba John Deere. John Deere'as pigesnis. Aš skaičiuosiu iki 10 ir tas, kuris nusileis ant 10. Kaip čia pasakant, pirksiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aha. Yes. Gerai, kur tas mano traktorius? Aišku, patogiau turėti 3 traktorius, bet tai vis tiek man reikia geresnių traktorių, nes tie traktoriai nesąmonės praktiškai. Aišku, lengviau su 3 dirbti, bet vis tiek. Ja. Fendas. Gražus traktorius, bet pavadinimas tai kažko... Kodėl aš niekada nemoku vairuoti? Aš šitą žaidimą, ką žinau, kiek jau laiko žaidžiu ir nemoku vairuoti vis dar. Gaila, kad tą mapą pardavėm, bet man jis jau atsibodęs jau buvo. Nors aš jį žaidžiu kokį 1 kartą, bet vis tiek. Ja. Bet to turėjau tik 1 traktorių, kuris man nepatiko, o pardavęs nebūčiau įpirkęs jokio kito. Per mano ten kažkokį senoką, taip sakant, video, mes irgi buvom pasirinkę šitą žemėlapį ir kažkokiu būdu įpirkome John Deere tą, kurį ką tik žiūrėjom. Nesvarbu. Dabar pasodinti reikės. Nežinau, kodėl taip toli nuvažiavau. Kas čia wow. Žodžiu, padarėm tik 2 linijas. Čia užtruks amžinybę. Žodžiu, ant šito pastatau darbuotoją, tu tegul dirbi,
O aš varau nuiminėt laukus. Nuostabu, turiu netgi su traktorium atsistoti prieš tais laukus, nes šitas vairuotojas nieko padaryti pats negali. Nuostabu. Žinok, mane patį užknisa tie darbuotojai. Būtų netgi geriau, kad iš šitą geimą pridėtų multiplayerius. Va tas jau būtų gerai, jeigu pridėtų multiplayerius, tai galėtum bent su draugu ir draugas normaliai darytų, o ne nesąmonės čia darytų. Ramiai, Herku, arba tu pats nemoki vairuoti, arba darbuotoja. Ai, pala, aš darbuotoją dar nepasamdžiau. Tai Herku. What the hell? Ką tu dirbi? Jesus Christus. Kas per idiotą, aš nesuprantu. Važiuok, kad tu lėtas traktorių. Šitam žaidimui tikrai reikėtų patvarkyti darbuotojus. Nuostabu. Oi, pala. Gerai, pajungiam šitą aparatą ir bandom. Bet nebereikės tvarkyti su sodinimu, nes aš per kokias, ką žinau, pagal žaidimo valandas tai 2 valandas užtrukau, pagal žaidimą tai 2 valandas užtrukau, kaip padaryti 2 linijas. Mane netgi šitas kombainas ir taip patinka. Man jis negražus. Top lineris, bla 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 bla. Jo, užtruks. Žodžiu, ir su kombainu nuobodu. Jo naktį. Nesvarbu. Tik tais 2 linijas padariau. Žodžiu, ateiktų kako darbuotojas. Nusiemu priekabą. Pasimažinu grafikas, nes per daug lagina. Ir varu pasivažinėti. Nes jau rimtai su tais darbais. Nagi, va, O, ištisok. O, pasakai gerai. Kai greitas. O, kai greitas traktorius. Moka driftant klausimas. Pažiūrėkim. Op, sok. Ne, driftit nemoka traktoriai. Au. Nuostabu. Tiesiog nuostabu. Važiuok atbuliniu. Atbuliniu. Sakau, pasivažinėti, nes jau rimtai užkniso darbas. Biški tamsoka, bet nieko tokio. Bet šiaip čia gražu žemėlapis. Šiaip jis nice. O, man patinka šitas jau žemėlapis. Pažiūrėk, šitas žemėlapis daug didesnis už tą kitą.
Gal nėra toks didelis, bet ką žinau. Bet taip normalu, dydžio. Pagal mane tai atrodo, kad didesnis kažkaip negu kitos. Nežinau. Varau pasivažinėti. Nu ką, visiems reikia pasivažinėti po darbo. Nu, gal ne su traktorium, bet, nu ką, žinau, aš ūkininkas. Virtualios realybės ūkininkas. Va. Nu, kai čia didelis laukas. Kiek brangu. Čia už traktorių mano brangesnis laukas. Jesus. Kodėl jis toks brangus? Nesuprantu, kodėl jis toks brangus niekada. Nu, vat niekada. Laukai brangesni už traktorių. Kur logika? Nu, vat kur? Jūs man paaiškinkit. Aš nesuprantu, traktorius yra stipresnis, o laukas. Aš nežinau. Oi, jau rytas. Nu, nes aš čia laiką pasijungęs gigantinį. Pažiūrėkim. Jo, va, real time. Va, nice. Ai, nerytėja, čia vidurys nakties, ką aš čia nusišneku. Tiesiog lyt pradėjo. Posūkį, sok! Jėzau, Marija, vos į vandenį nenudribau. Nu, vanduo realistiškesnis nuo prieito, bet neina net į varį. Aš pašokau vos 1 milimetrą, ne taip kaip per Robloxą iki dangaus. Roblox'e, abalyje vakar šitam game 1 milimetrą nuo žemės. Va, normaliai. Nu, taip paveikia šitas žaidimas. Pala. O! Biškį pasiparkuosim. Šita vieta labai panaši, kai žiūrėjau vieną iš draugo video, kur stovėjo jo 2 traktoriai. Dabar nežinau, kuris iš tikrųjų stovėjo. Nu, čia tikrai ne čia jo traktoriai stovėjo. Bet čia labai atrodo į tą vietą. Pažiūrėk. Kur aš čia esu? Jėzu, kaip toli. Nu, žodžiu, tai buvo varyk. Nemanau, kad surasim, bet šitą vietą labai primena. Šimtas gamyklų. Sok. Vas neužvažiuoju ant traktorius. Ne kokį dar traktorių mašinos. Nežinau, keista, bet vis tiek pasivažinėti reikia. O, pravažiavau X-us, nice. Kur aš čia važiuoju? Nice. Nu, traktorius nebeužvažiuoja į kalną. Važiuok. Nežinau, kad čia važiuoju, bet tiesiog užvažiavau random. O ne, aš jau įstriginsiu, jau matau. Atbulinė. Ne. Neslysk. Nu, šiandien tuom ir užbaigsim video į medį atsitrenkus į traktorių. Ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Herkus, su jumis dar buvo naujas traktorius, kuris atsitrenkė į medį. Visą gerą.